Pauliau, daugiau negu eilinė procedūra, keli vėl tauriai viršų, gausi dar vieną šėdą, kaip viskas jaučiasi. Smagu, labai smagu, kad ir, jo, žiūrėkit, pirmą kartą laimėjau, iškart atima taurę. Šitą labai smagu, nes atrodo tiek daug kartų laimėta, bet vis tiek yra emocijos ir tas darbas įdėtas, kuris buvo per visą sezoną, tikrai buvo ir blogų akimirkų, buvo ir gerų, daugiau gerų galbūt šį sezoną buvo. Taip, kad vainikavom visą sezoną laimėdami LKL, man tai yra labai svarbu ir labai smagu. Džiaugiuosi už savo komandos draugus, už legionierius, labai džiaugiuosi už Antaną, kuris pagaliau pralaužė tą prakeiksmą ir manau dabar bus viskas gerai. Tokių turėjo akcentą, sezonas gražių akcentų, ar ne? Jo. O Robertas baigė karjerą, Antanas, va kaip ir minėjai. Čia nelabai gražu, kai Robertas baigė, galėjo dar žaisti. Manai dar būtų pažaidęs? Be abejo. Na, kaip ir sakai, tas sezonas buvo ir geras, ar nelabai daug gerų atkarpų. Kaip tu viską įvertintum, visą ilgą tą sezoną? Manau, kad vertinčiau pozityviai, buvo geras sezonas, didelį žingsnį dėjom į priekį kaip komanda ir asmeniškai visi. Jaunesni žaidėjai gal daugiau patobulėjo, senesni jau mažiau, bet jeigu apskritai vertina, tai galvoju, didžiulis trenerių nuopelnas, klubo vadovų nuopelnas, ačiū jam visiems. Kad mes laimėjom ir kad šį sezoną žaidėm, manau, gerai, taip kaip žaidėm. Aišku, trūko Milaknio, nes visą laiką slėpėsi už Roberto pečių. Paklauskit, kamuolys priklijuotas prie Jankūno rankų ar su rankinom kamuolys? Koks kamuolys? Priklijuotas su rankinom, sako. Koksai? Krepšinio. Ai, tas kamuolys. Nežinau, gal tiek metų nepriklijuotas. Kažko varžovai negerbė Jankūno, nežinau, jis palieka laisvę. Palieka laisvę. Nu, gal gerbs po to. Gerai, ačiū.